Kas santykiuose yra baisiau - konfliktas ar tyla skliausteliuose nekalbadieniai? Hmm. Santykiuose. Mm, Gerai, sakykim, kalba yra apie šeimą. Ne? Sukurta šeima yra kas baisiau - konfliktas ar tyla. Aš manyčiau, kad baisiausia yra nepagarba vienas kitam. Ne? Tai, o vat dabar ar konfliktas, ar tyla yra didesnis nepagarbos demonstravimas? Nuo situacijos ir žmogaus temperamento priklauso. Iš tikrųjų, konfliktas, aš manau, yra geriau, nes konflikte vis viena yra šansas išgirsti oponentą. Tai yra, yra šansas. Yra šansas judėti kažkuria kryptim. Kai yra tyla, tai yra tiesiog, ignoravimas. Tai yra, pas mus vaikystėje buvo baudimas, ne, vaikystėje, mokykloje, kai mokiausi, čia buvo senai. Ir mes boikotuojam, jis pasielgė neteisingai, ten kažkoks klasiokas, ne, mes jį dabar boikotuojam ir visa klasė susitarė boikotuoti jį. Ne. Ir tai būdavo viena iš bjauriausių bausmių, kuri būdavo nukreipta prieš vieną asmenį. Tai yra nekalbėjimas. O konfliktas, aš manau, kad baisiau yra tyla šeimoje. Ne, šeimoje. Dabar santykiai. Jeigu jūs santykius tik kuriat, tai yra jūs susipažinot ir bandot pažinti vienas kitą, ne? Čia aš nekalbu apie santykiavimą, čia ne apie prostituciją, suriukas, chebra. Jeigu jūs tik tai susipažinot ir bandot susidraugauti, bandot pažinti vienas kitą, tyla, tai jeigu tyla, o tai kaip ir minėjau, man labiau yra į tokį ryškesnį nepagarbos rodymą, tai viso gero. O konfliktas, konfliktas yra jau neblogai, aš sakyčiau, nes kai žmonės du susipažįsta, pradeda prisitrinti vienas prie kito, ne, kažkuriam tai video aiškinau tą pavyzdį, ne, mes žmonės kaip skirtingi akmenys, ne. Du skirtingi akmenys turi susitrinti vienas su kitu. Čia yra panašios plokštumos, nedaug reikia darbo ir jau bus darniai susišlifavę. Ne? Ir viskas, tai mes imam ir šlifuojamės. Tas dalykas, tas šlifavimasis, ne? Jisai yra ilgas procesas, jisai nepatogus, jisai skleidžia šlykštų garsą kartais, ne? Bet jis būtinas, kad akmenys prisitrintų vienas prie kito. Jeigu pradėsi skaldyti, ne? Rėkti, bartis, ten koliotis, yra šansas, kad tą kampą, kurį tu nori nuskelt, tu gal jį ir nuskelsi, o gal truks tiek, kad tau tas akmuo visai bus nebetinkamas. Nes nuskelsi reikalingą dalį. Prisitrinimas yra lėtas procesas. Po truputį, kantriai, ne? Bet dirbam. Dirbam, aiškinamės kas, kokios vertybės, kaip prieiti prie žmogaus, kaip susibendraut, kaip susidraugaut. Ir draugystės tarp vyro ir moters neegzistuoja, tiesiog draugystės. Bet draugystė būnant šeimoje yra būtina. Vyras ir žmona turi būti geriausi draugai. Tai
trinamės. Trinamės ir einam link santuokos. O toliau tai taip, kas yra baisiau, konfliktas ar tyla. Konfliktas konfliktui nelygu. Nes mes galim konfliktuot. Mes nesutariam ir tai normalu. Mes visi auginti skirtingose aplinkose. Mes visi suprantam daug dalykų skirtingai. Mes netgi matom pasaulį skirtingai. Vyrai vienaip, moterys kitaip. Mes suvokiam pasaulį skirtingai, nes pas mus pusrutuliai dirba skirtingai. Tai, neišvengiamai tie akmenys trinsis su tokiu, dėrgždė. Viskas normaliai. Tyla. Tai jūs, vadinasi, tuos akmenys padėjote į šoną. Jūs nebandot prisitrinti vienas prie kito. Pas jūs nėra santykių. Nėra noro sukurti santykius. Nėra noro sukurti šeimą. Aš taip įsivaizduoju. Taisykit mane, jeigu kas nesutarėt. Bandysiu keisti nuomonę. Tai tiek.